Sveiki, jūs žiūrite laidą Neviešas interesas, su jumis aš, Vladimiras Laučius. Žvelgdami į šių dienų Lietuvos visuomenę matome reiškinį, kuris šiek tiek panašus į tai, ką marksistai vadina klasių kova. Elitas nekenčia masių, mažumos nekenčia daugumos, daugumos savo ruoštų nekenčia elito, vienas kitą žemina, vienas kitą niekina dažnai, oponentą savo laiko priešų ir mano, kad priešas, kaip šioje studijoje, šioje laidoje yra kalbėjęs istorikas Darius Kuolys, priešas turi būti sunaikintas. Jau neapsiribojama ginčų, neapsiribojama argumentų kova, pereinama į tokį lygį, kur priešas turi būti naikinamas ir prilyginamas iš esmės valstybės priešams. Viena ryškiausių turbūt šitos kovos apraiškų nepriklausomoje Lietuvoje buvo 2003-2004 metų Rolando Pakso apkaltos istorija. Tada mes matėme, kaip masės ėjo į gatves ir kovojo prieš supuvusią elitą, kaip buvo dažnai sakoma apie tuos, kurie bandė pašalinti Rolandą Paksą. Ir esą, būtent tas supuvęs elitas norėjo nušalinti žmonių prezidentą, daugumos prezidentą, masių atstovą. Bet elitas, kaip tada buvo įsivaizduojama, kaip kalbėjo Rolando Pakso šalininkai, stojo į kovą ir laimėjo tą kovą, bet politiškai masės atkeršijo elitui. Galime masės elitas visą tai vadinti kabutėse, atkeršijo per 2004 metų Seimo rinkimus, kuriuos laimėjo Darbo partija, ir per 2007 metų savivaldos rinkimus, kai Vilniuje dabar tai būtų sunkiai įsivaizduojama, rinkimus į vietos savivaldos tarybą laimėjo Rolando Pakso partija. Bet neilgai džiaugiasi masės savo sėkme elito atžvilgiu, elitas atsigrebė ir įsitvirtinęs tam tikrose politinėse partijose ir ne tik politinėse partijose, virto tuo, ką vėlgi jau mano cituotas istorikas Darius Kuolys vadina šviesos kariais. Šviesos kariai laimėjo 2008 metų Seimo rinkimus. 2016 metais valstiečių laimėtame Seime sugebėjo primesti ir savo darbotvarkę, ir savo sprendimus. Tai buvo ta keista situacija, išskirtinė ne tik Lietuvos, bet ir Europos demokratijų istorijoje, kai vienos politinės jėgos laimi rinkimus, o kitos pralaimi, bet pralaimėjusios sugeba pasiimti Seimo pirmininką savo. Ir nors Seime tarsi turi mažumą, turi Seimo pirmininką ir dažnai laimi balsavimus. Tai toks fenomenas buvo 16-20 metų Seime, kurios, kaip prisimenam, laimėjo valstiečiai, bet šviesos kariai turėjo didesnį įtaką, nei rinkimus laimėjo valstiečiai. Buvo ir 20 metų rinkimai, 20-24 metų kadencija, kur taip pat valdė šviesos kariai. Ir šiandien mes pakalbėkime apie tai, kuo tie šviesos kariai apskritai mums įdomus, kas tai per tipažas yra. O be kita ko, jie yra įdomus tuo, kad labai vertina švietimą ir išprusimą, Kudirkos himno žodžius ir šviesa ir tiesa mūsų žingsnius telydi, jie mielai pritaiko savo. Švietimo jie vertina dvejopai. Viena vertus, jie nori daryti didelę įtaką ir daro didelę įtaką švietimo sistemai ir tokioms svarbioms švietimo sistemai institucijoms, kaip tarkime Vilniaus universitetas. Kita vertus, jie nuoširdžiai jaučiasi esą pagrindiniai intelekto, išprusimo, išminties, šviesos avatarai Lietuvos viešojoje erdvėje. Pakalbėkime apie tą jų tikrą, o galbūt tariamą išmintį. Galime leisti savo truputį ironijos ir klausti taip, ar pelnytai Lietuvos nacionalinis transliuotojas šiems šviesos kariams mokėjo neseniai paviešintus honorarus. Apie tai ir kitomis temomis susijusiamis su šviesos kariais ir tuo intelektu, kurie savo priskiria, mes šiandien pasikalbėsime su mūsų svečiu, Linu Kontrimu, komunikacijos specialistu. Labas, Linai. Labas. Taigi, šviesos kariai, žmonės, kurie jaučiasi esą protingi, kurie priskiria save elitui, kurie niekinamai žiūri į mases, į runkelius ir mano, kad jie yra pažangos pusėje, teisingoje istorijos pusėje, kalbant apie Lietuvą. Šito reiškinio genezė yra labai aiški. Ir pradžioje netgi aš buvau irgi dalyvis. Kitaip tariant, kad būtų labai iliustratyvu, tai baigęs mokslą aš atėjau dirbti ne kur nors, o į Lietuvos aidą.
Lietuvos Aidas, dabar amžinatilis, na taip jisai ten eina kažkokiu būdu, bet nebėra ta jėga, kokia buvo. Bet noriu priminti, kad tai buvo laikraštis dešinysis ir tuo metu Sąjūdžio bei susikūrusios Tėvynės sąjungos absoliutus palaikytojas. Ar ne? Ir tuo metu tai buvo gerai. Todėl, kad man atrodo yra sveika, kada visuomenėje yra labai aiškių pažiūrų. Kanalai, medija, tai deklaruoja, bet sugeba turinį vis dėlto kurdami savo poziciją rodyti, pavyzdžiui, redakcinėse skiltise, ar ne, politikos atspindėjime, bet ne visam kitam turinėje. Ok. Tai aš tą buvau jau pajutęs ir tarkime, būdavo laikų, kai mane kolegos, jauni žurnalistai sakydavo, kodėl tu jaunas žmogus dirbi ten, taigi, beretės skaito. Bet aš buvau adeptas, ar ne? Tačiau po 96 metų rinkimų, kada Tėvynės sąjunga triuškinančiai laimėjo rinkimus, įvyko lūžis toks, kad paradoksaliai Lietuvos Aidas buvo pasmerktas numirti, nepaisant to, kad labai daug padėjo, kad ta partija laimėtų. Nes valdžios rūporos, o valdžia nekenčiama tapo. Ir valdžia pradėjo net nesiskaityti, nekreipti dėmesio į tai. Ir man tai buvo dušas toks. Dar vienas dalykas, kas labai padėjo, aš gavau šansą išvažiuoti į stažuotę Amerikoje. Kitaip tariant, 96 metai, ar ne? Dar tik ta nepriklausomybė. Dar mūsų galvose šėlsta laisvė, ar ne? Bet turime jau angažuotumą tam tikrą. Ir aš patenku į Ameriką, o tuometinė Amerika dar buvo ta, kurią mes iš filmų prisimenam. Tai laisva šalis. Ir man taip prapūtė galvą, kad aš grįžęs visai pradėjau matyti kitom spalvom. Ir dabar, ką tu pasakei, genezė ta. Aš pradėjau matyti, kad dalis tų žmonių, kurie ėmė telktis apie Sąjūdžio vardą, arba jį netgi eksploatuodami taip, kaip jiems reikia. Dalis žmonių iš Tėvynės sąjungos, dalis, tikrai ne visi, pradėjo gyventi tokio misionierių, teisuolių dvasia. Ir aš maniau, kad tai yra laikina. Prisimeni Kunevičienė, kada sakė, konservatoriai atėjo šimtmečiams. Taip, 96 metais Tėvynės sąjunga laimėjo rinkimus. Tai va čia yra. Ir Kunevičienė pasakė, kai jos paklausė žurnalistas, ar gal manot čia į valdžią, sakė šimtmečiams. Tai va čia yra simptomiška. Bet Linai, gal jį neklydo, sprendžiant iš to, kas įvyko praėjus 30 metų? Aš manau, kad jinai neklydo. Dėl to, kad čia tegul dabar nagrinėja kiti ir analizuoja. Man atrodo, aplink šitą partiją pradėjo telktis labai daug ir gerų, ir labai prastų žmonių. Ir dabar tu kalbėjai apie genezę, aš atsiprašau. Apie genezę. Taip. Jo, kalbu, bet tas telkimasis, jisai į genezę ir įeina. Aš nežinau, ar čia yra ta tokia psichologiškai netgi atsekama tema, kai vis dėlto Tėvynės sąjunga daug subūrė patriotų. Noriu priminti mūsų žiūrintiems žmonėms, kad ilgą laiką patriotas niekaip negalėjo lipti prie LSDP, socdemų, o jau nekalbant apie LDDP. Netgi kai jos susijungė, patriotizmo tema jų nebuvo. Ir aš tuo buvau labai nustebęs, kai jau konsultavau politikus ir atėjau pas socdemus ir konsultuoti ir tada pasakiau, kad ateina laikas labai stipriai kalbėti apie patriotizmą. Ir jie išsigando, čia ne mūsų tema, čia jų tema. Palauk, sakau, o aš žiūriu į tuos senosius socdemus, kurie disidentais buvę. Sakau, o kaip jūs sakote? Ir tada atsimenu porą ten aukštas pozicijas turinčių socdemų. Aš taip užsidegęs kalbėjau, plus mane visada asocijavo su dešinioju. Ir tai buvo teisinga. Ir dabar aš manau, kad aš labiau esu toks, aišku,
svarstyklės gebu valdyti, bet. Mes panašų kelią nuėjom. Taip. Tai ten pora vadovų staiga klauso manęs ir taip net pašoka. Nusako vyrai ir ten bičiuliai, iš tikrųjų, taigi, bet mes tai esam patriotai. Ko mes nedrįstame tai pasakyti? Tai ta genezė, štai ką padarė. Ir kur yra labai stipri dabar ta grupė. Ir to įvesiu vieną raktinį žodį, kaip aš matau šitą situaciją. Darius Kuolys šviesos kariais juos vadina, o aš to pat įvesiu kitą žodį. Stebėdamas tą raidą ir kas atsitinka, aš labai džiaugiuosi, kad yra dar senųjų Tėvynės sąjungos narių, su kuriais mane puikus bičiuliškis ryšiai sieja, kurie išliko tikrieji konservatoriai. Ar ne? Ažubalis pirmiausia šauna į galvą. Ažubalis yra vienas iš tų, bet yra ir daugiau, žinok. Matai, kaip yra. Man likimas gerai lėmė pasivažinėti po Lietuvą. Ir tai mano ar grupiokai, ar kursiokai, arba šiaip susipažinti žmonės būtent per Lietuvos aido liniją, ar ne? Vėliau vis tiek per tą dešinumą. Aš labai daug turiu sveikų konservatorių žmonių kiekį Lietuvoje. Šalyje. Pažįstamų? Taip, su kuriais aš šnekuosi ir kalbuosi. Aišku, liūdna, kad partijos vadyba nukeliavo į tokį vis dėlto nepotizmo. Kasčiūnas gal pakeis, visada viliuosi, ar ne? Bet ilgą laiką šita partija buvo, žinai, kaip estafetėje perdodama. Tai grįžtu prie genezės. Baigsiu toj pat. Ir kas tie šviesos kariai tada? Taip. Pagal tave, nes sakei, kad kitą apibrėžimą. Taip, kitą žodį tiksliau. Aš laikausi kito apibrėžimo ir man jisai daugiau paaiškina, kas čia vyksta. Tas raktinis žodis yra sekta. O mes su tavim skaitom knygutes. Kai vartojame apibūdinti šitą reiškinį tokiais poetiniais pavadinimais, mes netgi šiek tiek, kaip sakant, legitimizuojame tą jų modelį. Bet kai mes pritaikome sektų kūrimo ir sektantizmo veikimo principą, tai tada pasimato pliki būdai, kaip yra buriama šita bendruomenė. Visų pirma, savas svetimas, ar ne? Griežta hierarchija. Trečias dalykas. Privilegijuotieji jų pačių tarpe. Ir jie yra pusdieviai. Jiems viskas galima, jiems yra visi biudžetai prieinami ir nedrįsk tu prieštarauti. Nes per tą laiką šitoje publikoje yra užaugusi didelė masė žmonių. Ačiū Dievui, ne visa ten Lietuva telkėsi, bet labai didelė masė žmonių, kurie ir elgėsi kaip sektantai. Tai yra, dabar galime jau matyti panašumų mūsų vertinimuose, kad ypatingai gaji yra laikysena, kas ne su mumis, tas prieš mus, ar ne? Sunaikinti. Pasižiūrėk, kokį žodyną vartoja. Aš tau papasakosiu tokį savo, neapeliuoju į mokslinį tyrimą, bet kadangi aš turiu ir savo burbulų, ar ne? Tai aš tiesiog irgi analizuoju žmonės. Ir mano burbuliai yra visokių žmonių. Tai pasakysiu taip, kad bjauriausiai, chamiškiausiai, ar ne? Ir taip įžeidžiausiai mano mintis arba pozicija atakuoja būtent tą sektantų šviesos kariai. Nepaisant to, kad, pavyzdžiui, kai kurios komentarus aš parašau, sakykime, netgi mudu praeitą kartą kalbėjomės ir aš nepagailėjau kritikos prezidentui, ne asmeniui, ar ne? Bet šiuo atveju asmeniui, kuris yra tam tikroje institucijoje ir turėtų atlikti tam tikrą funkciją. Ir aš netgi palikau išlygą, kad jis visada turi laiko pasikeisti, ar ne? Tik reikia išeiti iš ego teritorijos. Tai dalis žmonių, kurie yra fanatiškai prezidento sekėjai, mane ten drožia. Bet ne taip chamiškai ir ne taip. Tiesiog
žmonės kažkaip padorumo laikas. Bet jeigu aš, pavyzdžiui, ką nors pasakau kritiško dešiniųjų atžvilgių, tai ta kompanija, žinok, nerenka žodžių. Ir dabar, kai tu... Nes jie tikintieji. Jie yra sektantai. O sektantai, žinai, tai yra... Čia aš iš savo istorijos studijų tiesiog prisimenu, kad viena iš psichologinių tokio pritraukimo priemonių sektantų yra parodyti, kad tavo pyktis yra ne tik tai sveikintinas, bet jisai iš tikrųjų atlieka ir psichologinį terapinį vaidmenį. Nes, žinai, gyvenimas ne visi yra optimistai. Daug žmonių yra bambekliai. Tai vat, buvimas sektoje tavo bambėjimą legalizuoja. Ir kai tu negauni jokio, ypatingai sektos susibūrimuose, kritiško žodžio, kad gal truputį, žinai, mandagiau daryk, tai dar labiau augina. Tai aš pasakysiu taip, kad aišku, vėlgi džiaugsmas yra toks, kad mano burbule yra ir labai daug tų dešinės pažiūros žmonių, kurie nesielgia chamiškai. Bet aš noriu pasakyti, kad vis dėlto diduma tų, kurie elgiasi chamiškai, yra tie sektantai. Linai, yra dar vienas dalykas, kurį reikėtų susijęti. Dabar mes kalbam konkrečiai apie šviesos karius arba apie sektą, kaip minėjai, bet jie neegzistuoja beorėje erdvėje. Jie turi savo šalininkų ir įvairiose interesų grupėse. Toms interesų grupėms galima priskirti ir žiniasklaidą, ir akademinės institucijas, ir taip toliau, ir taip toliau. Teisėsauga, tiesą sakant. Ir kokį mes turim vaizdą? Prisiminiai pirmąjį nepriklausomybės dešimtmetį. Pirmojo nepriklausomybės dešimtmečio antroje pusėje, kai jau atsiradus buvo Tėvynės sąjunga 93 metais, į ją buvo žvelgiama kaip tik ne kaip į šviesos karius. Buvo žvelgiama kaip į tamsuolius. Žurnalistai sakė, o viešpatie, iš kaimų privažiavę čia į 96 metų Seimą, ką ten išrinko, tų pavardžių niekas neatsimena 2/3. Jie nemoka kalbėti, jie atrodo kaip, nepanašus į Seimo narius. Visi žvengia iš jų. Aš atsimenu, tada baiginėjau studijas TSPMI magistrantūroje Vilniaus universitete, tai dėstytojai, kai pradėdavau kalbėti apie Tėvynės sąjungą, tokia atlaidi šypsenėlė atsirasdavo. O tu ten su jais dirbi, aš tuo metu dirbau kaip tik frakcijų Seimo Tėvynės sąjungos. O aš Lietuvos į Aidą atėjau. Ko mes panašų kelią nuėjom. O aš Lietuvos Aidui rašydavau žinutes iš Vytauto Landsbergio spaudos konferencijų, kurias aš vesdavau, o po to surašydavau Lietuvos Aidui žinutes, ką jis ten pasakė. Tai mes jau tada persipinę buvome. Ir tada į mane irgi žiūrėjau kaip į tokį, ką tu čia su jais veiki. Tie žmonės neišsilavinę, neišprūsę, nebuvo jie šviesus pagal to meto žiniasklaidininkus ir tai, ką mes šiandien vadiname visuomenininkais. Jie žiūrėjo kaip į tokią... Bet jie buvo patriotai, daug labai buvo to iš patriotinės bangos. O patriotai buvo rimuojamas su idiotais. Būtent. Ir, žinai, o čia ir yra įdomioji ta dabar chirurgija, ar ne? Kad dabar turime štai rezultatą, bet tuo metu, vis dėlto tie patriotai buvo tie, kurie, ir tarp kurių aš būdamas jaučiausi tarp žmonių, kurie nepaliks Lietuvos ant ledo, ar ne? Bet dabar, kadangi jau esu šiek tiek pagyvenęs, nesakau, kad to proto daugiau atėjo, bet vis tiek, analizuoju, skaitau. Ir, žinai, pasakysiu štai koks dalykas. Anksčiau aš šitą buvau su šypsena praleidęs prausis, bet čia tokio kaip Stokholmo sindromo variacijos. Tai yra, kad dalis tų žmonių, gavę pozicijas ir valdžią, ėmėsi revanšizmo. Bet kokiu būdu? Drakonas mirė, šlovė drakonui. Revanšizmo kieno atžvilgiu? Buvusių politinių oponentų, šiaip oponentų, ar ne? Ir čia dabar galim prisiminti jau išnykusias partijas, pavyzdžiui, Ozolas ir centristai. Tu puikiai prisimeni, kaip jie buvo audžiami, nepaisant to, kad aš manyčiau, kad tuo metu, kai Ozolas centro partijai vadovavo, tai buvo irgi viena iš tų partijų, kuri telkė tos pačius patriotus. Sąjūdžio žmonės. Taip. Ir ten tikrai buvo ir intelektualių žmonių, bet Tėvynės sąjunga vis dėlto per tą sąjūdžio prisitraukimą ir Landsbergio tos asmenybės įcentrinimą,
Nes žinai, čia vėlgi žmonės negeba atskirti. Landsbergis buvo ir liks istorijoje. Nepaisant to, kad mes nemokame kartais perskaityti kontekstų istorinių, kodėl ta ar kita asmenybė gavo tam tikrą reikšmę. Tai aš manau, kad klaidą daro tie, kurie čia ant jo loja, ar ne? Bet lygiai taip pat klaidą daro tie, kurie jam meldžiasi, nematydami, ką jis pradėjo daryti su savo to vadinamojo asmens kultu, ar ne? Čia gal skambiai tai atrodo, bet požymių yra, žinai. Tai vat, jie sugebėjo tą, dabar kaip tu įvardyji šviesos karius, arba kaip aš sakau, sektą, jie sugebėjo juos mobilizuoti ir pritraukti. Ir čia fenomenas nesibaigiantis tie vadinamieji 17-19%, ar ne, kurie, ką jie be iškrėstų, jie vis tiek balsuos. Ir indikatorius man yra labai paprastas. Aš turiu keletą žmonių iš tos terpės ir aš matau, kaip jie burnoja už tai, vat, pavyzdžiui, 20 metų Gabrieliaus Landsbergio. Mano diskusija su absoliučiai pasekėjais Tėvynės sąjungos ir kai Gabrielius netapo premjeru, kaip jie jį audė. Nepaisant to, viską, ką daro partija, yra gerai. Supranti? Tai vat, tai nesikeičia. Ir dabar kas yra atsitikę? Kadangi mūdu su tavim jau ir politologiją šiek tiek išmanom ir kaip valstybė yra konstruojama, tai demokratijose valdžia yra gaunama per partinius, per rinkimus, ar ne? Tai šiandien dieną Tėvynės sąjunga sugebėjo labai nuosekliai ir kryptingai sustiprinti savo vaidmenį kaip įrankio vaidmenį, ne tik tai paimti valdžią, bet ir išlaikyti ją horizontaliai labai plačiai. Buvo laikotarpis, kada švytuoklė lemdavo, jog ateina socdemai arba Tėvynės sąjunga ir jie staiga pradeda keisti žmonės. Tai buvo laikas, kada tas keitimas buvo toks judrus, atrodė kaip skruzdėlynas. Dabar jau šito nebėra. Nes Tėvynės sąjunga sugeba apginti didelę dalį savo žmonių nepakeistų. Dalis pakeičiame būna, o kitos nemoka to daryti. Pavyzdžiui, socdemai iš principo yra partija su atšipusiais ideologiniais dantim. Ta mes jau mes tą kartą šnekėjom. Bet kalbant apie tai, kad nemoka apginti, kai kurių, tarkim, ir neapgina. Bet kas įvyksta? Vėlgi aš grįžtu prie visos viešosios erdvės ir prie tų interesų grupių, su kuriamis ši partija šviesos kariai puikiai sugeba dirbti. Taip. Tie irgi tampa šviesos kariais. Taip. Ir kaip aš minėjau, tai yra pirmo nepriklausomybės dešimtmečio pabaigoje, jos buvo žvelgiama kaip tik kaip į tamsuolius, bet dar praėjus 10 metų situacija pradėjo kardinaliai keistis. Ir jie tapo tais šviesos kariais, jie prisitraukė žmonės, kurie jautėsi esą patys intelektualūs ir žiūrėjo tą partiją, ne tik ją, dar kai kurias kitas liberaliomis vadinamas partijas, nors ir ši yra taip pat liberali. Bet esminis dalykas, kažkada Raimundas Kuodis yra sakęs, kad dvi didžiausios Lietuvos problemos yra korupcija ir kvailumas. Tai tarytum abiem klausimais šita politinė jėga su visomis ją supančiomis ir ją palaikančiomis interesų grupėmis yra tie, kurie A, patys protingiausi ir B, patys skaidriausi. Ir jeigu tikrovė paneigia šitos dalykus, na, prisiminkime, kiek skandalų lydėjo tą pačią Tėvynės sąjungą aną kadenciją. Pedofilijos skandalas, Seimo narys, kuriam padėjo tapti Seimo nariu buvusi premjerė, mano žiniomis, formuojant sąrašą. Ir kas atsitiko, paaiškėjo, kad tai tiesiog pedofilas. Ir ką? Ir visą tai kažkaip nurimo, nebuvo didelio bangavimo. Korupcijos bylos. Jeigu korupcijos byloje įkliūva, tarkim, toj pačioj, Kazimieras Starkevičius, žiniasklaida tyli. Įkliūva Saulius Skvernelis toj pačioj, vien tik apie tai ir kalbama. Palyginkim, Starkevičiaus nebuvo tas nusižengimas kažko mažesnis. Bet jis pasakė, atsiprašau. Ne, jis didesnis. Didesnis. O palyginkim, apie ką daugiau kalbama. Taip. Bet dar ne viskas. Tai prisiminkim Moniką Navickienę, taip pat kalbant apie skaidrumą. Na, aš dar priminsiu pačią pradžią. Pameni, toks buvo Langaitis. Taip, fantastika. Tai tu žinai, kad jisai tepė slides labai greitai ir teisingai padarė, nes būtų jam buvę greičiausiai riesta. Ir jis buvo vienas artimiausių Gabrieliaus Landsbergio bendražygių. Kaip tada kalbėjo, kad net ir, kaip sakant, kišenė.
Taip, tai čia kalba apie skaidrumą. Ir nepaisant to, bet visiems šviesos kariam gerai, tebūnė taip. Žiūrėk. Starkevičius nekaltas, Skvernelis kaltas. Aš čia kalbu, žinomas, perkeltinė prasme. Taip. Bet žiūrime ir į kitą pusę, į tą kvailumą. Labai mėgsta pašiepti kvailius. Taip. Surasti kvailius, parodyti, kokie jie yra. Na tikrai yra ir tarptų Seimo narių žmonių, iš kurių galima pasijuokti. Bet pasijuokti tik iš kitų, iš savų ne. Jeigu ateina į viešą erdvę, nežinau, Žygimantas Pavilionis ir kalba taip, kad tikrai labai juokinga, tai čia ne, čia viskas ok. Bet jeigu kažkoks kitos politinės jėgos, iš to jau puola šviesos kariai, aš kalbu dabar ne apie partiją, o apie žiniasklaidą, apie akademijos atstovus, visuomenininkus, tai jau bado pirštai, žiūrėkit, kokie kvailiai ateina ten. O patys tos savikritiškumo neturi. O kas jie patys tokie yra? Ką jie žino, ką jie išmano, ką jie skaitė, su kai kuriais pabendravus apskritai kyla įtarimo, jis knygas skaito tas žmogus ir atrodo, kad atsakymas greičiau neigiamas nei teigiamas. TikTokas labai stipriai. Bet jie vertina, jie skaito, visi matys šviesos kariai yra perskaitę dabartinio premjero Mindaugo Sinkevičiaus disertaciją. Ir visi žino, kaip ji turėjo būti parašyta ir kaip neturėjo būti parašyta. Visi praktiškai mokslo daktarai minimum. Tai, bet čia vėlgi yra sektos požymiai, ką tu kalbi. Ir šita tema, kad ir kaip būtų sunku ją kalbėti, nes iš tikrųjų reikia ir duomenų, ir truputį gilesnės analizės, bet tiek to, mes galime šiek tiek bent jau pasakyti. Matai, jau užsiminiau apie tai, kad valstybei valdyti reikia ne tik tai įrankių, ar ne, sistema veikia tarsi. Nepaisant to, kad, pavyzdžiui, Tėvynės sąjunga rinkimų sistemą bandė pakeisti ir netgi keitė. Nebe jų pagalbos po Rolando Pakso istorijos buvo iš visų rinkimų įstatymas pakeitas ir rinkimai tapo tokiais nuobodžiais, kad net nebeįdomu dirbti. Turime, kai buvo uždrausta juridiniam asmenim remti. Čia Dalios Grybauskaitės, mes dar apie ją pašnekėsime. Taip, bet turiu galvoje, kad tai yra vis tiek ta pati chebra. Taip. Ar ne? Ir iš principo šie laikai suteikia technologinių priemonių per akis padaryti kiekvieną finansinį judesį skaidresniu negu krištolas, ar ne? Bet kažkodėl to nedaroma, ar ne? Arba dėl to, kad landos paliktos. Tai vat, ką aš tau noriu pasakyti, kad šita tema yra be galo svarbi. Kodėl viena partija sugebėjo instrumentalizuoti tą valstybės valdymą ir juos kaip instrumentą pradėjo žiūrėti ir kapitalas. Ir jeigu mes dabar pradėtumėme rikiuoti verslus, kurie yra aplink šitą partiją, nors verslai paprastai stengiasi tarsi atitrūkti nuo politikos. Lietuva nesugebėjo sukurti vidinės gyvenimo kultūros, kurios taip stipriai neveiktų politiką. Aš turiu pasakyti ne šiaip politiką, nes tada aš norėčiau, kad politikos būtų daugiau, bet kalbu apie partinę politiką, kuri yra labai subjektyvi, kartais yra absoliučiai ginanti klaninius interesus, bet vėlgi, jeigu mes suprasime, kad sektos mentalitetas ir klano mentalitetas, jie yra tokie patys. Aš dar vartoju terminą gaujos, ar ne? Tai irgi labai gerai leidžia pamatyti, kas vyksta šiandieninėje Lietuvoje. Tai ne šiaip yra grupių, ar ne? Bet yra gaujos, kurios išmoko siurbti biudžeto milijardus, jau nebe milijonus, ar ne? Ir tos gaujos labai stipriai gina teritoriją. Ir pasižiūrėk, kodėl čia viena iš versijų, kuri garsiai sklandė, kodėl Nemuno aušra nebuvo labai reikalinga, dėl to, kad gviešėsi irgi į pyrago dalybą, ar ne? Tai dviem geriau, ar ne, susitarti, negu kad 3, 4, 5. Tai mes šitą temą su tavim, to raštingumo analizuodami, mes prieiname prie tokių itin subtilių ir kartais gąsdinančių potemių, kas realiai valdo valstybę. Mano disertacija buvo apie, aš aišku startavau nuo konsultantų darbo, bet noriu
tave Vladai informuoti, kad aš aprašiau tiksliau, socialiniuose dalykuose nieko tu neatrasi, bet aš aprašiau tokį fenomeną, kuris vadinasi laikinoji įtakos galia. Kitaip tariant, per neįvykusią politiką, bet per partinę politiką, kur daug subjektyvumo, primityvumo, ambicijos, į užkulisius kaip stiprus veikėjas ateina nematomi žaidėjai. Jie niekada netaps viešais, bet jie labai stipriai veikia procesus. Tai aš kol kas aprašiau, kas vyksta su politinė konsultacija, bet tas pats mechanizmas galioja ir su pinigais, finansais, interesų grupėm, arba, ką tu pats paminėjai, kaip ta karių teritorija išplėtė. Lygiai taip pat tokie nematomi įtakos darytojai atsiranda kai kuriuose srityse, pavyzdžiui, medicinoje, švietime, teisėje, ar ne? Ir tu jų niekada nepamatysi, bet jie yra labai stiprus ir jie daro didžiulį įtaką tam instrumentui, kuris yra viešas ir legaliai veikiantis. Nepaisant to... Nors yra medikų sąjūdis, tarkim, organizacija, kuri... Arba sukūriamos yra. Taip. Supranti, yragi sukūriami judėjimai. Ir beje, pavyzdžiui, nors mes čia taip pakankamai dabar visus gąsdinančiai kalbam, bet aš noriu pasakyti, kad iš principo Tėvynės sąjungos buvimas ir tos sektos buvimas Lietuvoje gali būti gėris, ar ne? Jeigu žadintų galvas ir kitose pusėse, ar ne? Kol kas kitos politinės, ar ne, teritorijos kažkaip tai nesupranta, kad taip yra veikiama. Ir tada atsirastų mums balansas. Bet tai tu siūlytum jiems irgi pradėti veikti sektantiškai? Praktiškai taip. Nes čia, žinai, dabar, o kaip gydyti tą situaciją? Tai čia visiškai pagal, taip, Makiavelis. Makiavelis. Su galia tik galia galima kovoti. Su galia tik galia. Gražiais žodžiais, gražiamis vizijomis nepavyks. Ir aš dėl ko tai pasakau, dėl to, kad nereikia savęs apgaudinėti, ar ne? Vienu šitokiu plekštelėjimu staiga nori pasakyti, kad tie, kurie remia dabar tą sektos teritorijos stabilumą, arba netgi ir bando pritraukinėti kitus, arba pritraukinėja kai kurias institucijas, kad jūs tik su mumis, o ne, jų nebepaveiksi gražiu žodeliu. Tik chirurginiais dalykais arba kumštis prieš kumštį. Bet tai ir yra politikos kova. Aš dėl ko ir pasakiau, kad jų buvimas šiaip tam tikrų aspektų yra pliusas. Bet problema ta, kad tai yra vienintelė dabar sekta. Būtent. Ir choras, kaip kalbėjo mano laidoje, yra tik vienas. Taip, tik vienas. Jeigu būtų pasirinkimas, būtų kita situacija. Absoliučiai. Nes politikoje, ką padarys, yra tos gaujos. Mums reikėtų, žinant mūsų mentalitetą, mums reikėtų kokių 5. Ir tada veiktų atsvaros. 2 yra blogai, net 3 ne visada yra gerai, nes jie greitai susitarė. 5 kodėl yra gerai? Aš aišku darbo partijos tą buvimą irgi su daugybė išlygų priimu, bet buvo. Aš negaliu išpjaustyti. Toje istorija mūsų yra. Bet ką noriu pasakyti, kad jų buvimas, jisai iš tikrųjų tą 3., 4. grupę buvo sukūręs tokią, kuri stipriai gadino situaciją. Ir dabar pakščiai yra nekontroliuojami kai kurie dalykai. Dėl to mes ir nematome, sakykime, normalaus dialogo. Mes aną kartą irgi truputį kalbėjome, pavyzdžiui, apie tą LRT klausimą, ar ne? Nebegrįžkime prie jo, bet tiesiog noriu pasakyti, kad puolimas vien į Moniką, ar ne? Kur nuvedė visą reikalą? Į kvailystę. Tuo tarpu nacionalinio transliuotojo idėja, konceptas taip ir liko neišnagrinėtas. Gerai, blogai, ar ne, ten tas toliau, ko mes norime kaip visuomenė. Galų gale čia pradėjo visi bijoti, to, kaip jie suformulavo, valstybės užsakymas. Valstybė moka pinigus ir tiesą sakant, šitam karo fone, o ypač informacinio karo fone, tai aš manau, kad valstybė ne užsakymą turi duoti, suformuluoti užduotį.
ką reikia padaryti. Juolab, kad pinigai yra valstybės biudžeto, tai yra mokesčių mokėtojų pinigai. Absoliučiai. Steigėjas LRT yra Seimas. Tai klausimas, kodėl niekas negali kontroliuoti. Būtent. O taryba, kai paverčiama kišeninė administracijos įrankių, tai ką čia gerai, tai daugiau laisvės žodžio atsiranda, jeigu taryba veikia taip, kaip nori administracija. Ir va čia yra geras pavyzdys, kad niekas neprieštarautų esminiam diskusijai esminiai apie šitą instituciją ir apie jos vietą mūsų, pavyzdžiui, apie ką mes labai retai kalbam beje, o aš tai norėčiau dar garsiau šnekėti, apie mūsų kontratakas, kurios yra sukūriamos čia. Ir kad tai būtų aiškiai, pinigų yra skiriama. Tai supranti, apie tai mes nekalbame, bet mes kalbame apie tai, kaip čia viena direktorė viskas taiga sutvarko. Taip, dėl to, kad labai yra saugu, vat, pavyzdžiui, tam tikrai grupiai žmonių apginti savo teritoriją, kai atakuoji į asmenį, ar ne? Na, direktoriai galima jausti ir pagarbą, nes jie moka žaisti galios žaidimus. Ir jei visi kiti nemoka, tai ir jų problemos yra. Jų problemos, taip. Bet mes dabar pažiūrėkime ir į kitas teritorijas, pavyzdžiui, statybos sektorius, ar ne? Ir dabar Benkunskas čia paskelbė tą konferencijų centro projektą laimėjusi šalia Seimo, kurį žada statyti. Kažkokia, ar tau netrodo idiotizmas, ar ne? Apskritai mes dabar kalbam apie tą sektos įsivaizdavimą, kad jie yra patys protingiausi, išmintingiausi, intelektualiausi ir kita vertus skaidriausi. Ir dabar matom, pavyzdžiui, Benkunskas, kurią jis atitinka iš šitų dviejų savybių, kuriomis didžiuojasi sekta - intelekto ar skaidrumo. Ir ten turbūt kiltų rimtų klausimų. Bet Linai, mes dar sakėm truputį, paliesim vieną temą, kaip galėjo šitie žmonės, šita sekta, kaip tu vadini, šviesos kariai, pavadinkim švelniai ir gražiai, kurių principai buvo patriotizmas, ta pirminė, kas vienijo. Vėliau atsirado įsivaizdavimas, kad labai intelektualūs ir visi, kuriuos jie išrenka į politiką savo atstovais, taip pat turi būti intelektualūs. Ir skaidrus ir visa kita. Tai kalbant apie intelektą ir patriotizmą, ką šitie žmonės išsirinko ir 10 metų turėjo kaip savo prezidentę? Dalią Grybauskaitę. 10 metų. Tai yra partinės mokyklos buvusi dėstytoja, apie kurios patriotizmą geriausiai byloja jos pačios biografija, kuri 89 ir 90 metais, švelniai tariant, kaip jis sakė, kariavo savo mažuosius karus, kitaip tariant, buvo vis dar prisitaikiusi prie sovietinės sistemos ir visiškai nesistengė kovoti dėl Lietuvos laisvės, prisidėti prie šitų kovų. Burokevičiaus buvo komandos. Taip, tai klausimas tada, kodėl būtent Grybauskaitė tapo šitos šviesos sektos pasirinktų simbolių, juk kaip jie ją myli, kaip jie ją dievina. Pažiūrėkim, kas neseniai visai vyko, kokios liaupsės buvo, priminančios daugiau bizantišką ir rytietišką kultūrą, o ne vakarietišką. Tos liaupsės Grybauskaitė, tai Lietuva virsta tokia Rusija naujaja. Taip. Tai šlikštų klausytis. Pridėkime dar vieną klausimą. Kodėl šita grupė žmonių pati ten daug žmonių yra, kurie nukentėjo nuo KGB. Kodėl jie užkimdami rėkia, kad reikia saugoti teisės buvusių KGBistų? Gink Dieve, neatskleiskime. Nes gali juos nulinčiuoti. Aš nematau A. Norėtojų linčiuoti. B. Niekam neįdomu. Bet kur yra problema? Jau net tarp socdemų yra nemažai žmonių, kurie sako, tai atskleiskime, sukurkime sistemą, kad baigim šitą istoriją. Mes vis kapanojame savo istorijos ne? Atskleiskime, bet padarykime taip. Ir aš tada stebiu, kas garsiausiai pradeda rėkti, kad ne, to negalima. Tai va ta sektos pusė. Tai va tau ir yra atsakymas, kodėl Grybauskaitė jiems buvo žvaigždė ir liko. Aš manau, kad revanšistinio laiko tam tarpe prie šitos partijos nebūtinai į politikos viešumą, bet į tuos užkulisius, ar ne, prisiplakė daug matyt buvusių spec žmonių. Ir kurie yra kaip tik prisidavę. Ir Vytautas Landsbergis kai kurios jų visai mielai apgaubė savo globą. Būtent. Tokius kaip ponas Sabutis prisiminkim, bet čia daug kas dabar jau neprisimins. Neprisimins, bet taigi
atsimeni Čepaitį su jo istorija, kur irgi, mes kaip ir nežinojom, bet jį vat kažkodėl tai ir atidavė suėsti. Nepaisant to, kad buvo labai stiprus dešinės rankos žaidėjas. Bet ką aš to noriu pasakyti, kad kai tu keli klausimą apie tą 10 metų Grybauskaitės, ar ne? Žinai, aš tau pasakysiu, mes iš viso esame vargšai. Mes turėjom 1 dešimtmetį, kuris buvo joks, ar ne? Mes turime 2 dešimtmetį, kuris yra joks. Ir tiesą sakant, kai tada tu pasižiūri, kokius turėjome prezidentus, ar ne? Brazauskas ir Paksas, ar ne? Nes priminsiu, kad Paksas buvo pašalintas, bet teismas nepriteisė jam nieko. Kitaip sakant, jis politiškai yra uždarytas, nes žmogaus teismas jam pasakė, ką jūs darot, greitai grąžinkite situaciją. Tai noriu pasakyti, kad Brazauskas ir Paksas atrodo vis dėlto turinti savitumą. Dėl Pakso, matai, dar yra kitas dalykas, kadangi... Adamkus padorumo. Kitas dalykas, Adamkus, nepaisant to, kad irgi yra iš tų, kuris nenori KGB paviešinti, o mesgi žinom dėl ko, kad, pavyzdžiui, aš kai buvau Amerikoje, tai kai kurie išeiviai jį tiesiai šviesiai vadina, kad dvigubas agentas. Bet aš to neturiu fakto, supranti. Tik tai vieną, ką žinau, kad aš dar žurnalistas būdamas, atsimenu, buvo renginys. Dar tuo metu Rusija buvo mums jelciniška, ta Rusija, dar man atrodo, kad mes dar draugavom ir viltis buvo, kad ten viskas bus ok. Netgi pirmas Putinas, kai atėjo, atsimeni, tai jis į NATO norėjo, ar ne? Tai aš atsimenu, buvo kažkoks renginys Rusijos ambasadoje ir stalas toks ir mes su Adamkum susidūrėme ir aš jam sakau, klausykit, simbolinė vieta ir ten kaip su tais KGB sąrašais. Tai nukirto staigiai ir negailestingai. Gerai, bet Adamkų dabar, kaip sakyti, palikim. Dėl Grybauskaitės, tai žodžiu, žmonės, grupė žmonių, sekta, interesų grupių konglomeratas, kurie labiausiai didžiuojasi to, kad jie labai išmintingi, didžiuojasi savo intelektu, priskiria save elitui, nori, kad būtų renkami tokie patys, pasirinko Dalią Grybauskaitę kaip savo viso to savęs įsivaizdavimo simbolį, kaip tokį avatarą savo to sektantiškumo. Dalia Grybauskaitė, kur, tikrai švelniai tariant, labai švelniai tariant, dabar net nekalbėkime apie jo sovietinę praeitį, bet intelektas, kaip, kur, kas juos sužavėjo joje? Ar vis dėlto iš tikrųjų tai buvo apsimetinėjimas ir jie viso labo norėjo tvirtos rankos? Žinai, Pinocheto, lygiai taip pat kaip rusai norėjo Putino, šitie norėjo Grybauskaitės. Taip, bet vėlgi, tas sektanto man padeda, arba gaujos, ar ne? Man šitie terminai, nors jie nemoksliniai, ar ne, yra ypač politinę terpę analizuoti, bet aš kol kas ir net pretenduoju čia į kažkokios teorijos sukūrimą. Bet tiesiog noriu pasakyti tai, kad plika akim matosi, kad aplink Tėvynės sąjungą, kas paradoksalu, bet iš tikrųjų neršia labai daug tų, kurie iš principo kažkada tai buvo netgi prieš Lietuvos valstybę. Ir lygiai taip pat Vytauto Landsbergio istorija, ar ne, su važinėjimais į užsienį, ar ne, šeimos sugrįžimu, mes su tavim uostėme šiek tiek sovietmečio. Ir mes žinome, ką reiškia išvažiuoti į kapitalistinę šalį. Jau nekalbant, pavyzdžiui, Jugoslaviją, ar ne, kur ten, nežinau, išrinktieji keliaudavo. Mes žinome, kas tai buvo. Ir dabar mums čia elegantiškai bandyti pasakyti, kad tai viskas skaidru ir aišku, ne. Čia yra paslėptų potėmių. Ir jų nieks nenori išviešinti. O tai būtų labai sveika, supranti, atsipalaiduoti. Kodėl to neįvyksta? Dėl to, kad sistema, jinai nori turėti tęstinumą. Sugriauk dabar šitos sistemos ramstį, jinai privalės griūti. Kas Tėvynės sąjungai beje būtų stipriai į naudą. Va dėl ko aš į Kasčiūną vis dar žiūriu kaip į viltį, kad jis gal vėl sugrąžins Tėvynės sąjungą į dešinę, ne? Ir stiprią partiją, stiprią jėgą, bet nuo jos tada turi atlipti tie visi mylėtojai, Grybauskaičių,
Bet tu manai vis tik jis yra viltis. Na, beje, tą viltį mes pakalbinsim šioje studijoje rugpjūčio viduryje. Aš dar vis laikau, matai koks yra. Čia vėlgi, aš esu tas personažas, kuris yra, aš neteisiu žmonių, ar ne? Aš manau, kad jie patys už savo likimus atsakingi. Ir niekada neatimu šanso, ar ne? Bet jeigu nieko neįvyksta, tai tada taip, jau, ir amen. Bet kol kas aš dar, ir kaip ir prezidento sustiprėjimu tikiu, kad vis dėlto išmintis sugrįž, o ne šou. Taip. Vat irgi tau keista, bet aš vis tikiuosi. Nes matai, koks yra dalykas. Tu man dėl Grybauskaitės vis tik pasakyk. Ar tai buvo tas pasirinkimas, motyvai panašus į tuos, kurie skatino rusų elitą kažkada pasirinkti Putiną? Manau, kad taip. Ir dar vienas dalykas. Ir stipresnis. Vat šitą reikėtų dar irgi analizuoti. Bet taip, žiūrint, vis dėlto 36 metai, kai aš gyvenu ir stebiu viską. Gyveni truputėlį ilgiau. Ilgiau, jo, truputį ilgiau. Nes ir galiu palyginti. Tiesą sakant, pavyzdžiui, sovietiniai armijai tarnavimas irgi perestroikos metais man labai daug ką atvėrė. Kai, supranti, KGBistas eidavo pas mane šnekėtis apie istoriją ir visada sakydavo, tai ar jau paskelbėt nepriklausomybę? Man jisai sakė, 87 metais. Kai tuo tarpu mama man sakydavo, nesiųstų ten Krasnąją zvezdą, nes mane suims. Nes ten apie Staliną, žinai, labai. Tai bet grįžkime prie Grybauskaitės. Tai ir ką reikėtų dar įdomiai paanalizuoti. Pirma, mes jau su tavim šnekėjome. Junkime taškus, ar ne? Kodėl šita partija taip stipriai gina KGB neviešinimą? Antra, kodėl ten yra, kai jie ateina į valdžią, pridaroma projektų, kurie žiauriai kerta per viską, tiek per užsienio politiką, tiek per ekonomiką. Valstybės silpninimas, ar ne? C. Grybauskaitė. Jinai, sakykime gerai, nieks neįrodė, kad jį KGB, ar ne? Bet kad Burokevičiaus pusėje buvo net paskelbus nepriklausomybę. Mudu su tavimi esame iš to laikmečio. Ir mes galime aiškiai pasakyti, kad tai yra amen. Supranti? Likvidavo, beje, sugriovė karjerą žymiausiam mūsų žvalgybininkui, kuris buvo apdovanotas Estijos aukščiausio apdovanojimo valstybinio Dainiui Dabašinskui. Jį sugriovė. Ir vadžiai, 3 tik tai taškai, ar ne? Ir tų taškų dar daugiau yra. Tas pats, pavyzdžiui, Landsbergio ir Dalios Grybauskaitės duetas, ar ne, kai atsirado. Tu man paaiškink, kokie magnetai jos pritraukė. Kai tuo tarpu į Briuselį Grybauskaitė išvažiavo kaip socdemų vyriausybės finansų ministrė. Kitaip tariant, jinai buvo visai kitam lauke. Tačiau reiškia, kažkas jos jungia. Tai kai tokius taškus sudedi, tada tu pradedi galvoti, kodėl jiems reikėjo tos griežtos rankos. O jeigu nebūtų griežta ranka, aš noriu pasakyti, kad greičiausiai Lietuva būtų sugebėjusi atverti tą pūlinį. Ir šiandien mes jau žinotumėme, kodėl kai kurie anūkai arba vaikai tam tikrų buvusių KGB arba įtakos agentų arba grinai KGBistų, kodėl jie taip stipriai pučia į vieną būrę, ar ne? Mes šiandien to nežinome. Ir dabar ką mūdu darome, mes su tavim, kad čia būtų irgi prakaitas baitų kai kam tekėti, mes su tavim kūrėme tiesiog pasakojimą, kuris gali būti politinis romanas, ar ne? Bet užbaikim šitaip savo mintijimą, kad čia nepradėtų mūsų kaltinti, kad įrodymus. Ateis laikas, įrodymai atsiras. Bet šiandien mūdu su tavimi pakalbėjome politinio romano tokią stilistiką. Bet keldami klausimus, kol dar galime, mes iš tikrųjų laisvėjame. Ir sektos gerbėjams galime pasakyti Dalios Grybauskaitės žodžiais, nustokite krūpčioti. Tikrai taip. Ačiū.